kokias klaidas pastebi, vat, žmonės daro perkant sklypus? Aš tai manau pagrindinė yra, kad nesitikrina. Bent jau iš mūsų ten statybos valdytojų perspektyvos, kad tiesiog žmogus nesitikrina, ką jisai perka. Nors šiaip žiauriai yra keista, nes sklypas jisai kainuoja ne 1 000 eurų dažniausiai ir panašiai. Ir jeigu tu ten jau esi pasiruošęs investuoti ten pakankamai nemažą sumą pinigų ir, kaip nenorėt pasitikrinti. Tiesiog. Taip, o tos klaidos jos gali labai dažnai labai brangiai kainuoti. Taip. Pavyzdžiui, kai nepasitikrina, nuperka kaip pavyzdys, ir viskas, ir ką tu darysi su to sklypu? Nėra detaliojo plano Taip. paruošto ir ką. Ir kol vienas neparuoši. Taip, tengi yra daug tų niuansų. Iš tikrųjų, sklypo pardavimas čia yra, kaip nežinau, didelis toks puzzlas, aš sakyčiau. Taip. Ir kiekviena va ta detalytė, jinai turi atitikti ir jinai turi įstoti į tą vietą, galima tai pasakyti. Ir būna labai dažnai, kai, pavyzdžiui, kažko tai pritrūksta, kažko tai nežinai, pavyzdžiui, kažką pakeitė ir jau vaizdas keičiasi. Taip, Iš esmės. Tai va yra labai svarbu tikrai pažiūrėti, pamatyti tas visas perspektyvas, todėl sakau, Dongo LT čia yra tiesiog, turbūt didžiausias išgelbėjimas, ypatingai, kai jūs, pavyzdžiui, nežinot, kur kreiptis, ką kreiptis, o čia jūs jau gaunate tokį kaip išklotinę visą bendrą apie tą sklypą ir galite matyti, kas su juo yra negerai, kas yra galbūt gerai, gal viskas, tvarkoje yra iš tikrųjų. Taip. Ne kiekvienas sklypas yra probleminis, atsiminkit šitą dalyką. Bet, žinot, ir įstatymai keičiasi su kiekvienais metais, tai galbūt jisai taps vėliau problematiškas. Jo, iš tikrųjų ir dar ką iš savęs norėčiau pridėti, kad žmonės neskubėtų iš tikrųjų duoti avansą už sklypą, apie kurį nežino informacijos. Taip. Dabar, kadangi mes jau žinome apie Dongo, tai rekomenduojame užsakyti ataskaitą. Jeigu nesuprantat, tai irgi ten turbūt bus kontaktai, ne jeigu ką, kad architektė kažkokią pakomentuotų. Taip. Nors aš visada, kai iki šiol Dongo nenaudojau, tai irgi nukreipdavau surasti patys, kad surastų architektą, arba jeigu reikia pati rekomenduodavau tą architektę ir tada, kad pakomentuotų, kad žmonėm būtų ramu, nes tikrai manau, kad neverta duoti rankpinigių netgi, skubant, o po togi žmonės nenorės grąžinti jų, nes sakys, čia taip, tipo rezervavom tam, arba dar kažką sakys. Tai tikrai rekomenduoju neskubėti, o ramiai savo išsirinkti, nes čia yra tikrai nemaža investicija ir kainuoja tikrai ne 1 000. Taip, Faktas. Todėl labai, labai atidžiai žiūrėkit, ką perkate ir sekite mus. Turtas 365 ir Katažinos kontaktus rasite šito video aprašyme. Ir tikrai užeikite į dongo.lt, pamatysite daugiau informacijos, kiek tai kainuoja, kokios yra tenais paslaugos ir kokios galimybės. Pradžiui išbandykite ir rašykite savo pastebėjimus, komentarus mums šio video apačioj.